Taigi, profesorius Antanas Kudzys iškeltas kandidatu į Lietuvos aukščiausiąją tarybą nuo Sąjūdžio, Alytaus 60-oje Puntinų rinkiminėje apygardoje. Tad kartu su juo apžiūrėjome didžiausius šio miesto teršimo židinius. Jūsų pačiu alytiškių akim žiūrint šitą naftos produktų bazę, jinai gerai yra pastatyta ar ne? Nu žinot, kalbant apie šią naftos produktų bazę, be abejo, negali pasakyti, kad jinai netinkamoje vietoje pastatyta, jau nekalbant apie jos pastatymą gerai ar blogai. Klausimas tas, kad jinai pastatyta prieš 26 metus. Miestas plėtėsi ir šiandien ši naftos didelė bazė atsidūrė vos ne Alytaus miesto centre. Aš dabar negaliu pasakyti tiksliai, kiek gyventojų yra šiame mikrorajone. Reikia manyti, kad trečdalis miesto gyventojų, apie 20 000 turbūt bus. Ši naftos bazė įtaką turi turbūt ne tiek šalia pastatytam tą mikrorajoną, kiek žemiau esančiai senai miesto daliai, nes gruntas garsus dzūkiškas smėlis, kuris filtruoja, praleidžia viską. Čia yra tik nedidelės lokalinės apsaugos gelžbetoniniai groveliai, o visos teritorijos apsaugos grovio apsauginio nėra. Jeigu avarija įvyktų, pavyzdžiui, dėl kurių nors priežasčių įsipiltų iš kurio nors rezervuaro nafta, tai greitai sunktųsi į gruntą. O čia yra smėlis, pakalnė bėgtų kažkur tai į gyvenamus rajonus. Šalia matom iš cisternų išpilama nafta. Nu taip, iš cisternų išpilama nafta, ten yra įrengta latakai, kad išsipilus iš cisternų arba keičiant vamzdžius, vanduo šitas nafta patektų į valymo įrenginius. Taip jau, kad be jokių valymo įrenginių negalima sakyti, kad taip iškraunama. Bet žinoma, betonas yra sutrukinėjęs, per siūlės vis vien tekant patenka ir į gruntą. Tas naftos produktai, kadangi yra iš dzūkiškas smėlis, jis patenka toliau už teritorijos. Jis patenka net į šulinius, net gerimo vandens šulinius. Kaip čia prieš porą metų, prieš 2,5 metus, valydami šulinį nuo garų užduso 2 žmonės. Vienam šulinyje. Tėvas ir sūnus. Geriamo vandens šaktiniam šulinyje. Čia yra kaip tik tai, kad surenkama valymo įrengimų, arba kitaip sakant, gaudytuvuose naftos. Jisai paskui surenkamas ir čia surinktuvant šitan supilama. O iš čia išvežama transportu in atidirbtus naftos produktus. Jeigu kartais įvyktų nelaimingas atsitikimas, numestų kas nors nuorūką, degtuką degantį, priešgaisrinės priemonės kokios čia yra? Priešgaisrinės priemonės, gali žinoma papult, bet čia yra netolima mūsų apsauga priešgaisrinės. Netolima? Va čia va pat yra mūsų įmonės. Priešgaisrinė apsauga yra automašinos, ir gesintuvai naudojami. Kaip Jūs manote, to užtenka? Ne, čia turi būti aptverta, kad belekas nepreit prie šitokios vietos, kur atvirai nafta plaukioja. Turiu pasakyti, kad Lietuvoje nėra saugios nei vienos naftos talpyklos. Nėra saugios. Todėl, kad visos yra jau statytos, projektuotos tais laikais, kai buvo kiti reikalavimai, kai nebuvo duomenų, ko reikia saugotis, koks turi būti saugos laipsnis joms. O dabar pasikeitė visą šitą, požiūris pasikeitė kitas. Todėl reikėtų, mano nuomonė, padaryti visų naftos bazių Lietuvoje ekspertizę. O alytiškiai pirmieji turėtų pradėti šitą daryti. Štai čia valymo įrenginiai, ten Nemunas. Šitas vanduo jau teka į Nemuną. Jis baisus? Taip. Bet jis baisus? Nepasakyčiau, kad taip labai baisus, bet per valymo įrenginiai yra nepajėgus išvalyti viso vandens, kiek mes gaunam iš viso miesto. O kokio pajėgumo Jūsų valymo įrenginiai? Mūsų projektinis pajėgumas 25 000 kubinių metrų per parą. O kiek tenka išvalyti? O mes išvalom apie 50-60 kubinių metrų per parą. Vadinasi, kiek kartų išeitų? Išeitų dvigubai daugiau negu turėtumėm valyti. O šitas vanduo visada toksai rudas teka? Kartais ir raudonas išteka, jeigu dažų iš medvilnės kombinato daugiau ir čia...
Jūs minėjot, jūs pats žvejys. Taip, bet žemiau valymo įrengimo aš niekada nemeškerioju, visą laiką aukštyn Nemuno einu. Matėme, kad čia yra dumblo saugojimo kameros, taip? Čia dumblo cechas yra visas, jis visą dumblą perdirba ir nusausinamas yra ir į aikšteles vežamas. Ir sakykite, jūs tam turbūt nemažai sunaudojote lėšų? Nu, apie 3 milijonai kažkur. Geriau būtų panaudoti valymo įrengimų praplėtimui. Bet gamtosaugininkai skubėjo papildyti. Jei nebūtų prieš tuos 4 metus imtas džiovinti dumblas, tai perpildytos dumblo saugyklos būtų išsiliejusios į Nemuną. Deja, ir dabar dumblo problema neišspręsta. To sauso dumblo niekur nepanaudosi, nes jame pilna sunkiųjų metalų, kitų toksinių medžiagų. Taigi, kaip ir visoje lietuvėlėje, kol gamyklos neišleis savo nutekamųjų vandenų į miesto vandenvalos įrenginius jau išvalytų nuo sunkiųjų metalų, tol malę, sukę, sausinę ir granuliavę dumblą vėl versime jį į didelius baseinus, o šie nuo lietaus pliurzą pavirtę mūsų gruntinius vandenis turtins metalais. Taigi, kaip ir visoje lietuvėlėje. Ir štai mes dar vienoje gražioje vaizdingoje Panemunės vietoje, netoli Punios Šilo. Kas čia per vieta? Draustinis ar kas? Čia ne draustinis, bet uždrausta vaikščiot gyventojam ir vaikam, o šioje vietoje skydinių namų statybos kombinatas atsidaręs medžio plaušo atliekų sąvartyną. Medžio plaušo atliekose yra formaldehido, fenolo, toksinių medžiagų, o štai čia, šiose žavingose vietose, kaip matot, gyvena netoli ir žmonės, gruntas taip pat laidus ir greta Nemunas. Šitas visas sąvartynas eksploatuojamas kol kas dar be jokio projekto ir be to projekto ministrų taryba jam eksploatuoti skyrė šičia žemę. Taip, kad, kaip matote, mes šioje vietoje bejėgiai. Dokumentuose užfiksuota, kad namų statybos kombinatas atveža apie 310 tonų medžio plaušo dulkių, 4 tonas formaldehido, klijų atliekų ir kitų. Štai žiūrovai, profesoriau, turbūt susidarys tokį įspūdį, kad atvažiavom į Alytų, pamatėm čia labai daug visokių negerovių, o patys alytiškiai maždaug džiaugiasi dėl tų negerovių ir visai nesipiktina. Nors girdėjome, kaip kalbėjo įvairių žmonės, kad jie patys gali išlėkti į orą, patys nuodėsi garais ir kitokiam kenksmingom atliekom. Gerbiamoji Dalė, aš vaikščiu, žiūriu iš tas gražias pušis ir man taip spaudžia širdį, kad tokioje gražioje vietoje šitaip niokojama gamta ir, tarp kitko, tai visai ne dėl alytiškių kalties. Mano nuomonė, tai yra bendra betvarkė Lietuvoje, kad mes turėjom per daug šeimininkų, teisingiau nei vieno šeimininko. Šitus reikalus turėjo spręsti ir gamtos apsaugos komitetas, ir statybos komitetas, ir plano komitetas, ir ministrų taryba, ir dar visokių žinybų būrys. O tikro šeimininko ir nebuvo. Man atrodo, kad mes turėtume vieną kartą paskirti tikrą šeimininką, o tikras šeimininkas tai yra Alytaus vykdomasis komitetas. Municipalitetas Alytaus turi būti šeimininkas. Tokia pramonė Alytui, tiek jie pelno duoda ir iš tų lėšų pilnai galėtų sutvarkyti ir valymo įrengimus, ir įvairių toksinių medžiagų saugojimo ir panaudojimo problemas spręsti. Reikia duoti jiem teisę būti savo miesto šeimininkais ir savo lėšom disponuoti. Dabar visos lėšos eina, kaip sakoma, atsiprašant, velniai žino kur.